Tai yra bandymas atimti iš žmonių maistą ir priversti jos valgyti pašarus. Arba maisto imitacija. Na tai ir yra pašaras, daleiskim. Kokia nesąmonė, mums reikia valgyti daugiau vabzdžių. Patys jūs ir valgykit savo vabzdžius. Aš apskritai galvoju, Pastebėjau. kad jie yra neadekvatų žmonės. Atvirai pasakysiu, kodėl. Tik veganui šauna mintis į galvą užsukti į steakhouse ir palikti vienetą su prierašu man trūko veganiškų opcijų. Tai tik veganam šauna mintis į galvą migdolų pienu vaitinti savo kūdikius, reziume, kad jie atsidurtų po to reanimacijoje arba toliau gyventų, jau turėdami didelių sveikatos problemų, tokių kaip osteoporozė ir etc. Niekas tai nesusimasto, kad visus pagrindinius sekso hormonus mes gauname tik tai iš cholesterolio. Ir teoriškai ir praktiškai sumažindamas statinų dėka cholesterolio kiekį ir būdamas šiaip nelaimingas, tavo antinkščiai pradeda gaminti kortizolį, kuris yra streso hormonas, ir taip visas cholesterolis nueina į gamybą vieno hormono ir mes pamirštam apie progesteroną, apie estrogenus ir apie testosteroną. Ir taip reziume moteris praranda lytinį potraukį, taip vyrai staiga nusprendžia, kad jiems nebereikia to. Ir galų gale pradėkim nuo pradžios. Kai aš skaičiau tokias pezalus, konkrečiai pezalus, kuris sako, kaip gaila to jauno pažiūgo. Tai kai tu kemši blecha kotletą iš kiaulės, tai tau jau yra zašabys. Aš iš jo atėmiau laimingą vaikystę iš to paršelio, ta prasme. Jisai dar turėjo pažaist, multikus pasižiūrėti, visą kitą, ir staiga pizdrikšti, ta prasme, toks vaizdas, kad tas kotletus, kurios jie valgo iš kiaulių, kurios numirė senelių namuose savo mirtim, ta prasme, realiai. Nesąžiningi žmonės dar, gal prisimena prieš, 5, 6, 7 metai bandė įteikti, kad reikia mokyklos ir darželiuose margariną pradėti vartoti vietoj sviesto ir pakeisti vaikų, reiškia. Tai daktaro Mengelės eksperimentai, ta prasme. Laisvė rinktis sveikinasi su jumis jau 13 kartą. Tai mūsų 13 tinklalaidė ir jinai šį kartą skirta, nepatikėsite, kalbėti apie ką? Apie mėsavalgystę. Ir šiandieną priešais mus sėdi, ko gero, žymiausias Lietuvoje karnivoras. Kai aš kalbu bičiulių tarpe apie karnivorus, manęs klausia, kas tai yra. Aš sakau, karnivoras tai yra mėsavalgis. Taip, iš tikrųjų, tai visiškai nesena tendencija ir pasaulyje plintantis mitybos būdas, kuomet yra vartojami iš esmės tik gyvūninės kilmės produktai. Ir aš labai didžiuojasi šiandieną Laisvė rinktis studijoje kalbindama Liutaurą Čepracką. Jis yra, ko gero, žymiausias šefas Lietuvoje. Jis yra restorano gastronomika, įtraukta į Michelin gidą įkūrėjas. Taip pat ir dar daugiau. Kuris užsidarė? Maža to, pirmiausia, pripažinkime, kad Liutauras yra tikras gastronomijos ir aukštosios virtuvės puoselėtojas Lietuvoje, kulinarijos mokytojas ir galiausiai jisai tapo radijo laidos Pakalbėkime skaniai vedėju. Ir dar ir televizijos laidų buvau kai kurių vedėjas. O, tai mes... Pragaro virtuvėje aš atlikinėjau idioto rėkiančio ir daužančio lėkštes vaidmenį. Na to, kur Gordonas Ramzis, aš buvau lietuviškuoju, galima būtų vadinti, nesulyginti su Ramziu, bet aš buvau įsijautęs į tą patį amplua, rėkti ir derkti ir daužyti. O kaip jūs jautėtės tuo metu, įsijautimo momentais didžiausias? Teoriškai išlikščiai aš jaučiausi, ypatingai daužydamas lėkštes, nes jų buvo gaila. O praktiškai tai man atnešė įvaizdį, kurio ilgus metus po to reikėjo plauti mundurą, kad atsiskalbti šitas, reiškiasi, puskvaišio imbecilo dėmes. Supratau, aš įsivaizduoju, žmonės turbūt bijodavo, kad jūs netrukus pradėsite šaukti ar kitaip konfliktuoti. Ir daužyti lėkštes, jo. Ir žmonės yra minėję, kad atvažiuoja pamatyti Čepracko, kuris rėkia ant visų. Stebėdavosi, nepamatę, išsakydavo, kur jis. O aš jam sakydavau, kad jis yra uždarytas spintoj ir mes jį paleisim, kai jūs išeisit, kadangi dabar jį paleisti būtų pavojinga jums patiems. Liutaurai, labai ačiū už atvirumą ir iš tikrųjų parodėte, kaip lengva plėtoti visuomenėje stereotipus. Ne per seniausiai socialiniuose tinkluose jūs su žmona pradėjote kalbėti apie naują savo pasirinktą mitybos būdą. Tai yra mėsavalgystė arba lietuviškai karnivorų dieta, tarptautiškai. Kokiu būdu šitas naujas gyvenimo būdas
atsirado jūsų šeimoje? Aš tiesiog išgirdau vieną neteisingą teiginį, kuris buvo pasakytas apie tai, kad plintanti nauja mada arba, mityba, kas yra visiškai nesąmonė, dėl vienos vienintelės priežasties. Jeigu žemdirbystė egzistuoja tik tai 10-12 tūkstančių metų, homo sapiens 200-250 tūkstančių metų, tai karnivorystė buvo pagrindinis mūsų mitybos būdas iki to momento, kol neatsirado angliavandeniai ir didesnė dalim šiai dienai jau, ta prasme, tie blogi angliavandeniai, kurie dominuoja mūsų mitybai, mes vedėme karnivorišką gyvenimo būdą ir mūsų pagrindiniai realiai energijos šaltinis buvo mėsa. Bet kokiu atveju paskaitykim Fenimorą Cooperį, Pėdsekys, kur mes kalbam apie žmonės, kurie tyrinėjo netyrinėtas vietas. Tai viskas labai aišku, kad tu negali su savim kruopyčių neštis realiai 3 mėnesių į priekį. Ir vienintelis būdas išgyventi tai buvo nudobti žvėrį, žinant iš anksto, kad jis yra nenuodingas ir jis tau suteiks visą energiją reikalingą. Pemikanas toksai buvo dar gaminamas kaip pagrindinis maistas praktiškai. Jį dėdavo dar ogičių kartais. Bet šiaip tai buvo jaučio, tiksliau sakant, bizono tais laikais. Mėsa su riebalais sumaišyta. Ir skaitant tas knygas, aš atsimenu, aš užsiduodavau savo klausimą, nejaugi jiems užtenka tokio skurdaus mitybos raciono realiai, bet iš tikrųjų dabar suprantu, kad tai yra visiškai natūralus kelias gyventi ir ką reikėtų iš karto įtvirtinti, kad tai yra ne dieta, o gyvenimo būdas. Ir realiai, kalbant apie tos, reiškiasi, kad tai nėra nauja, tai yra greičiau seniai pamiršta. Sena, nepamirškim, kad augalai reikėjo daug laiko, kad pirmas dalykas supras, ką tu gali valgyti, nuo ko tu nenumirsi, ypač besirandant naujose vietose ir kiekviena uoga, kiekvienas augalas, kiekviena šaknelė ramiai galėjo tave užlenkti per kelias dienas, valandas, minutės. Lygiai taip pat faktas, kad aš nežinau nei vieno žinduolio, kurį suvalgius aš numirčiau. Taigi saugus pasirinkimas buvo valgyti mėsą. Iš tikrųjų labai geras pastebėjimas, nes vien mūsų šiaurės vidurinėse platumose yra apie 600 nuodingų augalų ir nei vieno nuodingo gyvūno, nes yra žinomas tik tais žuvies rūšis. Aš kalbu apie žinduolius, paminėjau. O žinduolių yra vienintelė kūno dalis, tai yra baltosios meškos kepenys yra nuodingo žmogui. Ir viskas. Mėsytę valgai, triknelės šernė gali būti, bet tai čia jau kiti reikalai. Tai. Ir iš tikrųjų jūs priminėte mūsų pirmoje tinklalaidėje pasakytą mintį. Dar pernai Izraelio mokslininkai rodė, jog atsiradus žmonių buvusioms rūšims, ankstesniems, tai yra 1 milijoną metų žmonės yra mėsavalgiai ir tik tais 250 tūkstančių metų iš jų mes jau tapome rinkėjais ir medžiotojais ir, kaip jūs ir sakėte, viso labo 10 tūkstančių metų esame šiek tiek žemdirbiai arba dabar jau visiškai žemdirbiai ir netapome. Ir kas pasikeitė jūsų gyvenime, kuomet jūs pritaikėte šitos mitybos principus? Čia reikėtų suprasti vieną paprastą dalyką, kad iš tikrųjų pasikeitimai. Įsivaizduokim, kad atėjus į parduotuvę, staiga supranti, kad parduotuvė galėtų sumažėti iki maksimum kokį 15 kvadratinių, 20 kvadratinių metrų dydžio, kadangi realiai tu renkiesi pirminius ingredientus. Ir didesnė dalim visą tai, kas yra parduotuvėje, tu to neperki ir nevalgai, nes tai yra tiesiog nevartotina maistui. Apskritai, galima būtų pasakyti, kad netgi netaikant karnivorystės principų, tai yra nebūnant mėsavalgiu. Čia vėlgi reikėtų pasakyti, kad mėsavalgis tai taikytina žmogui, mėsėdis tai būtų taikytina gyvūnui. Tai mes mėsavalgiai, nes mes neėdame, mes valgom. Ir tam visam bendram kontekste šiai dienai šaldytuvo sumažėjo
jį pradarius tu matai ingredientus, kurie yra pirminiai. Automatiškai jų sudėtis yra iš vieno daikto, o ne Mendelėjevo lentelė sudėta. Nes šiai dienai dėja, bet mane aišku labai juokina, kai aš girdžiu, kad mes turime galvoti apie planetą, kad karvė reiškia jos išmetamos dujos šildo ją, kas yra visiškas nonsensas ir nesąmonė dėl vienos vienintelės priežasties. Karvė yra CO2, tai yra šiuo atveju visiškai neutrali. Reikia ir suprasti dar kitą dalyką. Įdomu, ko mes trešim. Azotiniam dujom pagamintom iš dujų, ta prasme, tom trašom pagamintom iš dujų. Tai čia didžiausias klausimas yra kažkaip tai, kai lakstė milijonai bizonų, kurios išžudė, kaip sakant, persikėlėliai, settlers, ar ne, nemaišė planetai. Galų galio Indijai karvių buvo pilna, užsimkit jų naikinimu tada, arba suvalgykim jas. Taip, iš tikrųjų, šiuo metu Indijoje yra apie 3 milijonus karvių, kurios yra, kaip sakoma, išėjusios į pensiją. Tai yra žmonės iš jų pieno nebegauna ir jos tiesiog valkatauja. Ir kadangi etiniai įsitikinimai neleidžia jų kažkaip panaudoti maistui, jos vaikšto ir taip toliau. Ir tai mes kalbame apie 3 milijonus, kai tuo tarpu airiai didžiuojasi, kad pas juos bendra galvijų banda sumažėjo, pavyzdžiui, iki 100 000 O ką, tiek mažai? Aš ką tik Azoruose buvau, ten yra 180 000 karvių. Tiesą sakant, aš irgi prisimenu savo puikią kelionę į Azorus, nes ten yra puikus tūnas ir puikiai jautiena ir nuostabus teikai. Tai ačiū už priminimą, bet iš tikrųjų airiai, įsivaizduokite, iki kokio lygio sumažino savo bandas, neva tai siekdami to jau mažesnio metano išmetimo ir taip toliau. Aišku, keista, kad neatsisuka į kokį nors į transporto sektorių, pramonės ir panašiai. Bet... Atleiskite, aš užduosiu apskritai klausimą. Tebūnė nuskambėsiu. Žinot, čia yra niuansas. Jeigu tavo tenginiai prieštarauja masiniam naratyvui, tu esi vatnikas. Taip. Ir pasakydamas, kad mes turėtume džiaugtis, kad CO2 kiekis atmosferoje padidėja, aš nuskambėsiu kaip vatnikas. Bet aš tiesiog pasakysiu, kad šiai dienai su tais 400 ar 450 dalelyčių ore mes nesame pasiekę iki kritinių masių ir šiai dienai planeta žaliuoja. Realiai mes netekome 10% Saharos dykumos, realiai didysis barjerinis rifas yra tokiam stovi, kad wow, baltųjų miškų yra tarp 35-50 tūkstančių, 73 metais įvedus moratoriumą jų medžiokliai, jų populiacija yra tokia, kad dabar leista jas jau šaudyti miestuose, nes jos grasina žmonėm. Jūrų liūtų yra pilna. Apskritai nėra tos problemos, ar mes šiek tiek prisidėjom, taip, savaime suprantama. Bet šiltnamiuose, kuriuose augina daržovės ir salotas, yra 3 kartų aukštesnis CO2 kiekis palaikomas. Dėl to, kad tai yra maistas augalam. Ir kritus žemiau 105 planeta numirtų tiesiogiai. Mes jau buvom kritę iki 200. Kitaip sakant, jau buvo kritinė masė netoli pasiekta. Ir kai sako, su augalais reikia kalbėti, nes jiem patinka, augalam nusišilpti ant tavo šnekėjimo, bet jiem patinka tie 40 000 tavo iškvėpiami trašai ir maistas, dėl to jie auga. Todėl mažiau kalbėkim, bet galim tiesiog ant jų kvėpuoti. Jiem tai patinka. Tai aš priklausau greičiausiai skeptikų, vatnikų kategorijai ir lygiai taip pat, kalbant apie mėsą, mano gilių įsitikinimu, tai yra bandymas atimti iš žmonių maistą ir priversti jos valgyti pašarus. Arba maisto imitacija. Na tai ir yra pašaras, daleiskim. Kokia nesąmonė? Mums reikia valgyti daugiau vabzdžių. Patys jūs ir valgykit savo vabzdžius. Aš bandžiau beje visus tos varganus bandymus pagaminti produktus, kuriuos tie vargani nususę veganai vadina, reiškia, mėsa, žuvim, rekstais, visais kitais dalykais. Aš bandžiau jų paragauti. Na, neapsigaudinėkim. Atleiskit. Ta prasme, vėlgi, aš ką tik pasakiau žodį nususę veganai, galiu dar pakartoti 2 kartus. Didžiausia problema yra ta, kad jie nėra kokie nors, nežinau, saugotina žmonių grupė. Tai yra žmonės, kurie savo norų pasirinko, pavadinkim taip, degradacijos kelią, kuriame jie nori atgal sulipti medžius, nes evoliucija ir jos istorija įrodė, kad mes
išlipome iš medžių tik pradėję valgyti mėsą. Tai yra daug riebalų, baltymų turinti maistą, kuris yra penas mūsų smegenim. Taip ir riebalų rūgščių, kurios maitina smegenis ir irgi tai sieja, kad tada, kai mes pradėjome termiškai apdoroti mėsą, pradėjome geriau įsisavinti maisto medžiagas ir kartu įvyko šuolis mūsų smegenų vystymėsi. Aš beje su veganais, kadangi realiai neturiu nieko bendro, aš apskritai galvoju, Pastebėjau. kad jie yra neadekvatų žmonės. Atvirai pasakysiu, kodėl. Tik veganui šauna mintis į galvą užsukti į steakhouse ir palikti vienetą su prierašu man trūko veganiškų opcijų. Parodykit man nors vieną mėsėdį, kuris užsuks į veganišką restoraną ir duos vienetą su prierašu man trūko mėsiškų opcijų. Ta prasme, realiai. Aš esu buvęs veganiškose restoranus ir aš tikrai norėčiau pastebėti, kad esu valgęs ir skaniai, ir mažiau skaniai. Ir aš manyčiau ir gerbiu jų pasirinkimą iš tos pusės, kad taip, jeigu jūs tai pasirinkote, tai yra geriau, nes šiai dienai mėsos vis mažiau ir jūsų pasirinkimas man suteikia teisę tikėtis, kad jos liks man daugiau. Tuo tarpu visam šitam bendram kontekste man yra nesuvokiama, kad reikia jausti kažkokį tai įniršį tiem, kurie valgo mėsą, taškyti raudonais dažais, daleiskim, ant steakhouse pasaulyje yra viena tokia Australija puskvaišė, reiškias. Ir visi kiti atsitos protesto akcijos. Žmogus yra apex predator, ne? Mes esame mitybos viršūnės, grandinės viršūnėje. Ir tokia jau mūsų dalia valgyti. Mūsų pH aukštesnis rodo, kad mes esame mėsėdžiai. Mūsų iltis rodo, kad mes esame mėsėdžiai, mūsų traktas yra pritaikytas virškinti mėsą ir visi bandymai paneigti tai, come on, ta prasme realiai, aš savęs nematau kaip triušiuką vis dėlto. Vadinčiau save liūtų, nuo vardo Liutauras. Ačiū už komentarus iš tikrųjų. Ir kaip reagavo jūsų, pavyzdžiui, šeima, draugai, kai jūs pasirinkote tokį ganėtinai, kai kuriuo akimis radikalų mitybos būdą? Aš nematau tame nieko radikalaus. Mes pasiskaitėm pačioj pradžioj, kad mums grėsia socialinė atskirtis. Jinai negrėsia. Aš gaminu savo draugam angliavandenius. Ir aš neturiu visiškai jokio fanatizmo ir nematau jokio reikalo skaityti paskaitas, kad kažkas turėtų kažką valgyti, ar kažkas turėtų kažko atsisakyti. Turbūt čia ir yra esminis visavalgių arba mėsavalgių skirtumas nuo veganų, kad jie nenori niekam platinti. Man asmeniškai yra visiškai vienodai, koks yra žmogaus pasirinkimas. Mes visi laisvi esame rinktis ir protestuoti prieš kito pasirinkimą, kaip ir minėjau, būk tu veganas, mano pusės yra vegetarija. Šiaip didesnė dalim reikėtų suvokti vieną paprastą dalyką, kad jeigu mes kalbam apie herbavorus, omnivorus ir karnivorus, tai veganas gali būti vienintelis priskiriamas iš visų savo mitybos ypatumais herbavoram, tai yra žoliavalgiams. Visi kiti veganai, tai yra vegetarai, kurie dažnu atveju net nesupranta iš tikrųjų, kas jie yra iki galo, kadangi bet kokia atveju, sako, aš nevalgau mėsos, reiškia, tu esi peskataras, gal tu lakto-ovo vegetaras, etc., ten tų gradacijų pilna, bet tai didesnė dalim, jie visi yra omnivorai, tai yra visavalgiai. Ir tavo vienintelis pasirinkimas, daleiskim, nevalgyti mėsos, tai yra, gerai. Ir karnivoras viso šitoje situacijoje teoriškai jau patenka į tą karnivoriškąją pusę, tai yra jau visiškas priešingybė. Jeigu vienas yra kairė, tai, sakykime, karnivoras daugiau pagal viską greičiausiai bus dešiniai pusiai ir politinės pažiūros greičiausiai. Tai visam šitam bendram kontekste aš nepriskirčiau savęs netgi tikrajam karnivorui, nes mes turim tam tikrų išlygų ir nedidelį kiekį mes to angliavandenių gaunam. Bet įdomus faktas, vilkai kaip karnivorai vasaros metu pasilepina šiek tiek miško uogom ir tai yra visiškai normalus dalykas. Tai dėl tos priežasties aš galvoju, kad nusiraškydamas vieną kitą avietą sode ar braškę, aš savo tikrai nepakenkiu tuo atveju, anaiptol, aš tiesiog patenkinu savo poreikį, daleiskim, saldumui ir tada suvokiu, kokia saldi ir skani ta uoga. Kurios niekada nesuvoksi ir visą laiką barstaisi cukraus, jeigu esi įpratęs
Žinot, man 7 ir nemaišykit, saldžiai nemėgstu. Tai Liutaurai, tai koks tada yra jūsų šeimoje valgomų produktų sąrašas? visa mėsa, visa žuvis, sūrio produktai, ta prasme sūris, kiaušiniai, pieno produktai nepiknaudžiaujantys dėl laktozės, kas yra cukrus bet kokiu atveju. Vaikam mes perkame daržovės, vaikam mes išverdame ir makaronų. Aš manyčiau, čia vėlgi yra niuansas. Čia tik veganam šauna mintis į galvą migdolų pieno vaitinti savo kūdikius, rezume, kad jie atsidurtų po to reanimacijai arba toliau gyventų jau turėdami didelių sveikatos problemų, tokių kaip osteoporozė ir etc. Mes nesame, mes neturime teisės eksperimentuoti su savo vaikais, todėl jie gyvena vaikišką, teisingą gyvenimą. Tiesiog mes esame priboję jam greitų angliavandenių kiekį ir šioje visoje situacijoje jie negauna čipsų, jie negauna augalinių aliejų, jie negauna keptų augaliniuose aliejose. Kartais, aišku, mes padarome išlygas. Bet iš kitos pusės, jeigu jau vaikam reikia bulvyčių fritai namuose, jas galima iškepti naudojant jaučio taukus, kas yra geriausia, kas yra apskritai sukurta gyvenimo, evoliucijos ir gamtos. O jeigu atsitinka momentai, klausimas, ar jie atsitinka, kad norisi kažkokio angliavandenio? Mes turime, juokingai, per metus 2 dienas. Lietuvoje esame savo pasisakę, kad neatsisakysime vieno daikto. Kaip tik prieš savaitę turėjome šią šventę lygiai. Tai vieną kartą tai buvo. Jau buvo šiais metais 2 kartai, tai sekantis kartas bus kovo mėnesį. Tai yra cepelinai, va. Ir aš sakiau, suvalgysiu 7, bet pritrūko jų proceso metu, tiek prie draugai valgė visi, ne karnivorai, ne mėsa valgė. Ir rezume, vietoj 7 valgiau 6. Iš dalies galbūt tai buvo ir laimėjimas, nes aš jaučiausi taip, lyg būčiau įsisiuvęs savo silikatinę plytą į skrandį. Ir jo, iš tikrųjų, reikia suvokti vieną paprastą dalyką. Nėra insulino šuolių, nėra energetinių šuolių, nėra alkio pojūčio tokio, kaip būna, kai tu valgai tuos greituosius angliavandenius, gauni cukraus, viskas pašoka, po to nusileidžia. Didžiąja dalim beveik viskas, ką mes naudojam, glikeminis indeksas yra nulinis, mėsa, pavyzdžiui, kaip po tokia. Tai ir kažkas šiek tiek gali pakelti tau tą, reiškia. Ir čia niuansas yra tas svorio kontrolė. Su amžium nebėra taip paprasta. Juokingai yra, kai žmonės sako dieta. Dieta yra toksai tuščias žodis, kuris reiškia, kad tai, kad tu numetei besilaikydamas 3 mėnesius dietos ir besikankindamas ir galvodamas, kaip tu nori valgyti. Po to viskas atgal grįžta ir dar užsimeta viršaus 10%. Ne 10, bet tarkim, kilogramas 2. Ir tu kankiniesi taip bereikalingai. Jautiesi alkanas, nelaimingas, piktas. Tokia yra dėja besilaikančiųjų dietos dalia. Ir kai manęs klausia, kuriam laikui, aš atsakau visam gyvenimui. Esmė yra tame, kad tik pasirinkdamas ir paversdamas tai savo gyvenimo būdų, bet nelinkdamas į fanatizmą, nes esminis dalykas, kur prasideda fanatizmas, ten baigėsi argumentai. Ir bet koks nuokrypis į fanatizmą reiškia, kad, dažniausiai žinot, kom viskas baigėsi. Pradžiai tu nustoji valgyti mėsą, po to meti gerti alkoholį ir pabaigoje su tai niekas nebegali susišnekėti. Tai, Ir jeigu mes pacituotumėme mūsų užpraeitos tinklalaidės pašnekovę akademikę Eleną Bartkienę, tuomet po 30 metų amžiaus sulaukus tau prasideda Alzheimerio apraiškos ir susišnekėjimas, įsivaizduoju, tampa dar sudėtingesnis. Angliavandeninė dieta 4 kartus realiai padidina tavo tikimybę susirgti Alzheimeriu. Riebalų dieta sumažina 41 ar kiek tai procentų, baltyminė dieta 20 kažkeliais procentais. Bet mes galim pašnekėti dar ir apie tai, kad cholesterolis, kurį visi pavertė didžiausiu blogiu šiaip gyvenime,
Nu, ne visi, tas, sakykime, kažkam tai labai naudinga ir statinų vartojimas yra kažkam labai naudingas. Statinų pramonė pirmiausia. Jo, bet esmė yra tame, kad nieks tai nesusimasto, kad visus pagrindinius sekso hormonus mes gauname tik tai iš cholesterolio. Ir teoriškai ir praktiškai sumažindamas statinų dėka cholesterolio kiekį ir būdamas šiaip nelaimingas, tavo antinkščiai pradeda gaminti kortizolį, kuris yra streso hormonas, ir taip visas cholesterolis nueina į gamybą vieno hormono ir mes pamirštam apie progesteroną, apie estrogenus ir apie testosteroną, ir taip reziumė moteris praranda lytinį potraukį, taip vyrai staiga nusprendžia, kad jiems nebereikia to. Taigi aš tiesiog labai norėčiau sužinoti, man būtų smalsu, kokį lytinį gyvenimą veda, daleiskim, kiek jis audringas yra pas tos žmonės, kurie taip visko atsisako, apriboja save ir griaužia tas salatėlės. Aš galvoju, kad jeigu jie suaktyvintų šitą savo gyvenimo pusę, jie turbūt mažiau griaužtų tos savalgius ir visus kitus. Matot, ir nestovėtų. Čia yra susiję iš tos pusės, kad jiem trūksta cholesterolio. Šiaip juokingai yra tas visuotinis naratyvas ir ta visuotinė užvesta baimė, kuri paverčia tai baubu. Pažiūrėkite į gyvulinių riebalų vartojimą. Pavyzdžiui, kai mano mitybos pagrindas vis tiek turėtų daugiau ar mažiau sudaryti atrajojantis gyvūnai, tai nepradėsiu aš jų visų vardinti, gali žmonės patys daugiau. Gerai, karvė, visa, etc., ten jų dar yra ne vienas. Ir tas riebalas, kurį tu, šiaip daugiau ar mažiau iškart pasakysiu, skeptikam, kad čia ne tas variantas, kada aš nesimaitinu steikais kiekvieną dieną ir mes to nedarome šeimoje, nes vienas dalykas, tai neteisingas galvojimas, kad kiekvieną dieną reikėtų valgyti keptą mėsą. Pirmas dalykas, jinai labai greit nusibosta. Antras dalykas, čia jau yra ekstremalus kraštutinumas, taip egzistuoja tokia liūta dieta karnivorizme, mėsavalgystėje. Tai yra žmonės, kurie vartoja praktiškai tik tai 3 produktus. Imkime tai atrajojančio gyvūno mėsa kaulai, imkim kaip visumą 1, druska 2 ir vanduo 3. Į jų kūną nepatenka daugiau niekas. Jie yra ekstremalūs žmonės. Jie tvirtina, kad tai yra pats geriausias mitybos būdas. Aš to nesugebėčiau, kadangi aš esu šefas ir vienas dalykas, aš esu įpratęs valgyti spalvotai. Ir skaniai. Todėl aš paskaidinu savo gyvenimą visom prieskoniniam žolėm, visais prieskoniais. Vartoju tokius dalykus kaip citrinos žievelė, kuri man aromatizuoja sultinius, bet aš nebūtinai turiu ją valgyti. Aš galiu įsidėti šiek tiek netgi morkos ar svogūno virdamas sultinį, bet reikia turėti omeny, kad iš tų turimų angliavandenių tik 10–15% pasilieka tam sultiniai. Taigi įdėdamas 100 gramų aš realiai save pasmerkiu keliem gramam angliavandenių litrui. Aš nemanau, kad tai yra didelė problema, bet čia esminis dalykas yra tas, kad kai aš gaminu valgyti, ir lieka tas riebalas viršui, kurį visi namuose atvėsinę tą patį sultinį išvirtą iš jaučio, barščiukus ir taip toliau, jiegi nuima ir išmeta. O mano atveju, kuo storesnis riebalų sluoksnis, tuo didesnė sėkmė, kadangi aš realiai kalorijas gaunu iš tų riebalų ir tai man yra gėris. Ir aišku, savaime suprantama, kad man iš kitos pusės labai patinka, kai žmonės pradeda moralizuoti ir aiškinti, kad aš nesveikai maitinuosi, patys turėdami viršsvorį. Čia pati juokingiausia vieta. Aš svėriau savo metu, buvau pasiekęs, kaip sakant, viršūnę, kai buvo 104 kg, dabar 83,5 ir per metus aš numečiau 15 kg nuo 98. Ir kada žmonės su viršsvoriu pradeda man aiškinti apie sveikatą ir nesveikatą ir kaip man nevertėtų rinkti šito gyvenimo būdą. Didžiausia problema yra, kad šiai dienai besilaikant visų nurodytų gairių, kaip mes turim maitintis, žmonės darosi vis nesveikesni. Kažkodėl tai rekomendacijos prieštarauja galutiniam rezultatui. Pavyzdžiui, paimkime Indijos gyventojus, ar ne?
Jiegi teoriškai tai maitinasi daržovytėm, troškinukais. Taip, ir negauna pakankamo kiekio baltymų. Jo, bet esminis dalykas, kad 15-14% Indijos gyventojų turi antros grupės diabetą realiai. Dar prie viso to grožio 70 kažkeli procentai turi B12 grupės B12 vitamino chronišką trūkumą, etc. Ir jie valgo per metus tik 5 kilus mėsos, praktiškai nirvana pasiekta, jie jau gyvena toj ir vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra 70 kažkeli metai pas juos ta trukmė. Tuo tarpu paimkime Honkongo gyventojus, kurie suvartoja vidutiniškai 134-7 kg mėsos per metus, tai suaugusiam žmogui 600 gramų per dieną gaunasi. Ir kažkodėl tai jie yra, atmetus tą kvazi valstybę kaip Monaką, nes nepavadinsi Monako valstybę, ten yra milijardierių slaugos namai šiai dienai, ta prasme. Ir kas nors pasakytų, kad už pinigus nenusipirksi sveikatos. Galėtum pasijuokti iš to faktą, ypač žinodamas, kad Rockefellerį persodino kiek ten 5 ar 6 širdis ir dar po 600 kelių metų būdamas jis interviu davė po kelių dienų. Pirmas klausimas, geras širdis susadina. Kas mūsų medicinos sistemai pirmas dalykas leistų persodinėti 6 širdį 100-mečiui žmogui, kai aplinkui yra žmonių, kuriems jos tikrai yra vertingesnės, reikalingesnės. Taigi čia pinigai. Čia tikrai. Ir grįžkim prie Honkongo. Gyvenimo trukmė, jie šiaip visą laiką lyderiavo, dabar jie kokį 3 vietoj, Singapūras irgi užkopęs yra aukštai. Ir visas šitas šalis turinčias ilgą gyvenimo trukmę vienė keli dalykai. Didelis druskos vartojimas ir didelis mėsos vartojimas. Jeigu tu nueini į tą priešingą pusę ir pasižiūri į tos, kurie nevalgo druskos ir nevalgo mėsos, kažkoje trumpiau gyvena. Taigi aš tiesiog kvestionuoju statistiką. Esminis paprastas dalykas. Man nesvarbu, ką šneka protingos galvos telekė, man skaičiai turėtų sutapti. Labai geras pastebėjimas. Ir iš tikrųjų, kuomet mes kalbėjomės apie sąsajas psichinės sveikatos, smegenų veiklos ir mitybos, ne per seniausiai Harvardo mokslininkė psichiatrijos profesorė Georgia Ed išleido knygą Change Your Diet, Change Your Mind, pakeisk savo mitybą, pakeisk savo mąstymą. Jis sako, kad mitybos pagrindą turi sudaryti riebi mėsa, žuvis, jūros gėrybės, paukštiena ir šiek tiek augalinės kilmės maisto. Netgi tam tikrais atvejais visiška gyvūninės kilmės dieta gali atstoti medikamentus skiriamus psichiatrijos ligonėms. Ir kai jos paklausė, ką jį rinktųsi, jeigu tektų išmesti iš mitybos visus maisto produktus, o pasilikti tik vieną, jinai sako, kad tai būtų raudona mėsa. Koks būtų jūsų vienintelis produktas, jeigu reikėtų visus išmesti iš mitybos? Na, pirmas dalykas, aš labai abejoju, kad egzistuoja tokia utopija, kur galima būtų pasirinkti vieną produktą. Ir kitas dalykas, labai nemėgstu kraštutinumo, todėl pasakyti, ką tu išmestum, tai čia tas pats, ką tu valgytum paskutinis tavo patiekalas prieš mirtį. Kodėl aš turėčiau įvalgyti vieną? Realiai. Gal aš apskritai norėčiau suvalgyti super gausią vakarienę, nusituoti 7 buteliais vyno ir tada žudykit mane, nes man jau būtų vienodai. Tai... Ir dar desertui 7 cepelinus. Jo, galbūt. Dar aš pavemčiau pakeliui realiai, nes bulimija yra kelias į galimybę suvalgyti daugiau maisto. Beje, Kinijos imperatoriaus dvare atneždavo plunksnas jiem povoje, prasivalydavo skrandukus, kad galėtų toliau valgyti, nes 3 dienas sėdėti reikėdavo nepajudant nuo vienos vietos ir valgyti. Va čia tai, kai pagalvoju, tikra gyvenimo laimė. Kai kuriems žmonėms būtų. Aš irgi sutikčiau beje. Mačiau vieną filmą, kur vienas vyrukas paprašė, kad Dievas jam suteiktų tokią galimybę valgyti ir niekada nepasisotinti, nes jis labai mėgo valgyti, kad jis galėtų daug valgyti. Jis beje buvo žiauriai nelaimingas, nes sakė, tu įsivaizduoji, aš tiek valgau ir niekada nepajaučiu pasitenkinimą iš to, nes niekada nesusotinu. Bet jis iš esmės gyvena tam, kad valgytų. Taip, bet čia jau nebe malonumas. Tai va, taip, kad, kaip ir minėjau, kraštutinumai jie nėra kažkas, bet vėlgi, kalbant apie mėsavalgystę, tai taip, šitas gyvenimo būdas kažkam gali pasirodyti kraštutinumu, bet tuo tarpu, anaiptol, kraštutinumas tai yra čipsus valgyti. Mes tais pačiais metais, kai Anselis Kysas paskelbė savo tą, pavadinkim taip, šiai dienai mainstreaminę teoriją, beje, jis buvo viduržemio dietos, vienas iš didžiųjų
iniciatorių ir propaguotojų. Aš jau nešneku apskritai apie tokias nesąmonės kaip ląsteliena, kurios pagrindiniai idėjos stumėjai buvo žmonės, kurie tikrai buvo vargšai, religiniai fanatikai, šventai tikėjo, kad masturbacija yra nuodėmė, į kurią tu ateini per maistą, kada vartoji kažką, kas tau teikia pasitenkinimą, todėl reikėtų valgyti ir tai yra ląsteliena, beskonį griauž džiūvėsius ir kad tavo skrandis pastoja būtų užsiėmęs, reiškia, nevirškinamų dalykų perdirbimo ir kad tu galėtum pagaliau susikoncentruoti tik tai į tai ir į Dievą, o ne į kūniškus malonumus. Tai va, tais pačiais metais praktiškai tuo pat metu Jutkinas, toks britas, parašė knygą White, Pure and Deadly, tai yra baltas, švarus ir mirtinas. Apie cukrų. Jį tuo momentu sudirbo kaip visišką marginalą. Jis buvo išvadintas vatniku. Kaip ir minėjau, pasakyk, ką nors, kas prieštarauja visuotiniam naratyvui ir tu būsi paverstas vatniku. Nes tik vatnikas, Putlerio gerbėjas gali tokias nesąmonės šnekėti. Taip, priklijuok etiketę priešingai mąstančią. Ja, esmė yra tame, šiaip aš pasakysiu, daktarai yra labai ciniški sutvėrimai. Kiek jų pažįstu, tiek jie patys nesilaiko savo pačių patarimų. Jie sako, nerūkyk, o patys traukia kaip garvežiai. Jie sako, gerti nereikėtų, bet patys labai mėgsta išgerti. Tai aš nemoralizuoju, nesakau, kas ką turi daryti, aš pasirinkau savo kelią. Šitam kelyje šiai minutėje mes jau nieko nebestebinam iš mūsų draugų ir niekam nekyla jokių klausimų. Kai kas nors abejoja ir sako, jums turbūt sunku susirasti ką valgyti, aš važiuodamas iš Vilniaus į Kauną galiu sustoti N kartų ir pavalgyti karnivoriškai be didesnių problemų. Tam tai reikia sustoti degalinį ir paprašyti pasiskaičių sudėti, kad tau duotų 3 hotdogus, tik tai pasilaikytų savo visus padažus ir bulką. Man duokit dešrelės. Ir teoriškai ir praktiškai be jokių problemų. Aš nekreipiu dėmesio, kad ten toj sudėti gali būti 1-2 gramas kažko, ko aš negaliu, bet principe bendraja prasme aš vis tiek gaunu tai, ko aš noriu, aš galiu pavalgyti. Kalbant apie restoranų pasirinkimą, tam yra steakhousai, bet didesnės problemos. Kiekviename mieste tu tikrai rasi kepsnių restoraną. Užeini, suvalgai mėsos ir viskas. Pasirinkimas visada yra ir labai nesudėtingas. Juolab, kad aš skaičiau, kad jūs tik 2 kartus per dieną valgote, tai jums problemų mažiau. Tai mums nereikia daugiau valgyti kartų, nes tiesiog nėra jokio poreikio. Aš pavalgiau šiandien realiai 10 valandą ir aš manau, kad valgyti norėsiu kokią 7. Tai čia vienas iš privalumų. Bet vėlgi dar neužbaigiau tos temos, kad kai mes kalbam apie mėsavalgišką mitybą, tai nereiškia, kad mes turim kiekvieną dieną valgyti brangius steikus. Juk yra pilna pigių mėsos gabalų, kurie reikalauja ilgesnio terminio apdorojimo, kuriuose yra daug kolageno, kuris gaminant virsta želatiną, kitaip sakant, chondroitinas su gliukozaminu, taip reikalingas mūsų sąnariam, etc. Ir kai tu nevartoji bereikalingai oksalatų su fitinais, puikus oksalatų šaltinis, tau apskritai kūnas geriau įsisavina tiek kalcį, tiek visus vitaminus. Didžiausias mitas yra galvoti, kad realiai vitaminas C mums yra būtinas, nes priešingų atveju susirgsim skorbutu. Teoriškai ir praktiškai daug pavyzdžių gyvenime. Ir jeigu net sako, klinikinių tyrimų nėra. Yra Stephensonas, yra žmogus, kuris metus laiko su inuitais specialiai pragyveno, besimaitindamas, ta prasme, realiai tik tai žuvim, pas jūs nieko nėra, daugiau žuvis, ruonių, mėsa, kepenys, etc. Tai nes inuitų sveikatos problemos ir prasidėjo tik tais tuo metu, kuomet atsirado hotdogai ir visas šitas amerikietiškas maistelis. Ne, tai kad amerikietiškas maistelis, kada atsirado parduotuvės, kuriuose yra perdirbtas maistas ir kada jie nutolo nuo savo mitybos. Masai, kraujas, pienas ir karvių mėsa. Pavyzdžių gyvenime yra daug. Niuansas yra tas, kad dėja, bet visa tai yra, apie tai nešnekama, o stumiamas masinis naratyvas, kuris kažkodėl tai
sakykime taip, kaip ir minėjau, nepriklausomai nuo to, ką kalbėtų protingos galvas, kažkodėl visi tampa vis storesni, vis nesveikesni. Diabetas, prieš diabetas, antra grupė, taigi čia tik maistas. Man juokingiausia, kai sako, nevalgykit raudonos mėsos, nes jums grėsia diabetas. Nori užduoti klausimą, pats bent jau supratai, kokią nesąmonę pasakei. Kaip iš raudonos mėsos gali gauti diabetą, kai jo glikeminis indeksas yra nulinis realiai. Jis nieko neturi bendro su diabetu. Ir blogiausia, kad šitas principas kažkada įdėtas į Eat Lancet ataskaitą ir pateiktas Europos komisijai ir tai nugulė politikoje. Tuomet, kada ES masiškai pradėtas mažinti raudonos mėsos vartojimas ir masinis skatinimas atsisakyti raudonos mėsos kiek įmanoma, nors joje yra tikrai unikalios ir mums esminiai reikalingos maisto medžiagos. Tai ta pati druska, kurios vartojimas suprask turėtų būti sumažintas. Realiai pamirštant, kad tai vienas svarbiausių, sakykime, šiaip normalios sudėties druska yra puikus elektrolitų šaltinis. Ir pabandykit pagyventi be druskos. Pirmas dalykas, aš vis laiką užduodu paprastą klausimą. Kai tave atveža į ligoninę nusilpusi ir sako, žiūrėkit, šitam jau chana, pirmo reikalų tau subeda fiziologinio skysčio, kas yra natrio chloridas ir vanduo. Ta prasme, realiai tai turėtų žudyti, bet kažkodėl tai tau tai padeda. Net cukrų deda į tą reikalą. Iš tikrųjų. Jo, ir ne brokolių sultis kažkodėl tenais, kas teoriškai čia supras geriausia, kas gali būti. Tai smūzį kokį nors iš pinato suvarvinkit tam mirtinam ligoniui. Pasižiūrėsim, kaip jisai ar atsistos ant ko ar ne. Ne, druska. Tai, jeigu mes kalbam, kad druska yra toks blogis, kodėl pirmas dalykas, ką varvinam tam, kuriam blogai yra druska? Iš tikrųjų yra labai daug prasilinkimų. Liutaurai, pratęskime temą apie toleranciją. Sakykite, kai jūs įdėjote Facebook'e vaizdelį, kuomet jūs kepate pieninį paršelį, atsirado nemažai piktų komentarų. Aš tiesiog noriu pastebėti, kad šitiems silpnapročiam aš pasiūlyčiau realiai atkreipti dėmesį, aplinkui egzistuoja daug daugiau dalykų, kuriuos reikėtų kreipti dėmesį. Yra žmonių, kuriuos reikėtų ginti. Nenugalėtas nei smurtas, nei skurdas. Ir galų gale pradėkim nuo pradžios. Kai aš skaičiau tokias pezalus konkrečiai, kuris sako, kaip gaila to jauno pažiūgo. Tai kai tu kemši blecha kotletą iš kiaulės, tai tau jau yra zašabys. Aš iš jo atėmiau laimingą vaikystę iš to paršelio, ta prasme. Jisai dar turėjo pažaisti, multikus pasižiūrėti, visą kitą ir staiga pizdrikšti, ta prasme, toks vaizdas, kad tas kotletus, kuriuos jie valgo iš kiaulių, kurios numirė senelių namuose savo mirtim, ta prasme, realiai. Ir tada staiga visi nusprendė, kad jo. Taigi, ta prasme, čia neadekvatu. Čia neadekvatu konkrečiai. Visam bendram kontekste. Mesgi nesimaitinam kritusių, egzistuoja beje dar tokie grupė žmonių, kurie valgo numuštų mašinų arba tas kritusių ten gyvulių, reiškia kokią mėsą, ten žvėrelių, kurie pakelėse stoja ir surinkinėja voveris ir pelės. Ta prasme, greičiausiai čia tie žmonės komentuoja arba gal ten apskritai veganai, bet normaliai, jeigu tu esi žmogus adekvatus valgantis mėsą, dar kitas dalykas, man labai nepatinka tas faktas, kad visą laiką akcentuojami yra tie video, kur mums reikia parodyti žiaurumus. Tai pirk iš ūkininko. Ūkininkas myli savo gyvulius. Ta prasme, esmė yra tame, kad gyvulys neturi būtinai būti užaugintas nelaimingas. Jisai gali būti visai laimingas, tik tai jo paskirtis yra. Jis auga tam, kad mes jį suvalgytumėm. Nesuasmeninkim. Nesakykim, kad vištos irgi jaučia. Vištos gali gyventi be galvos. Kad štai višta Danutė, matote. Taip, višta Danutė gali būti Danutė, bet ką mes šiandien valgom Danutę, ta prasme, nes Danutė šiandien Danutės diena. Su vardadieniu tai Danutė, skanaus visiems. Žinot, višta gali ir be galvos gyventi. Jaugi tai faktas. Viščiukas ilgiausiai išgyvenęs be galvos gyvena 18 mėnesių. Iš tikrųjų, veganiška pusė labai dažnai savo komunikacijoje naudoja įvairias manipulacijas ir panašiai, kaip pavyzdžiui, kaip jūs sakote, apie gyvūno kančią. Tarkime, tie patys tušti narvai, tokia žinoma vieša įstaiga, jie įdeda krūvino veršelio galvą stambiu planu ir tada rašo, visi Lietuvos pieno ūkiai, ar tai mėsos ūkiai, atrodo taip, tiesiog voliojasi galva. Aš aišku neįsivaizduoju, kas gali tuo patikėti, bet kiek mes pasižiūrime
kiek yra reakcijų ir taip toliau, daugybė žmonių kažkodėl tais tiki, kad jeigu pamatė vieno kažkokio kenčiančio gyvūno nuotrauką, reiškia visi ūkininkai yra psichopatai, jie augina tam, kad kankintų gyvūnus, o ne tam, kad turėtų naudą. Aš sakau, kaip tai įmanoma? Jūs matot veršiuko galvą, aš matau veršiuko galvos šaltieną, tai dėvė prancūzišką patiekalą. Realiai, žiūrėkime į dalykus adekvačiai. O kalbant apie veganus, aš norėčiau pasakyti vieną paprastą dalyką. Aš, pavyzdžiui, negaliu jiems atleisti, kad dėl jų noro gerti tą šą, kuris vadinasi migdolų pienas, kurie yra realiai purškiami chemikalais. Kalifornijoje miršta milijonai bičių. Aš negaliu suprasti, kaip galima pateisinti tą faktą, kad 90% Kalifornijoje esančio vandens žmonėms trūksta ir suvartojama tam, kad galėtų auginti kažkokius avokadus. Esmė yra tame, kad vien kad tenkinti tuos, reiškiasi, įgeidžius tų žmonių, kodėl reikia užsėti soją, kuri yra super alinanti kultūra ir realiai kalbėti apie visus tos dalykus, tarsi tu esi sustainable. Ne, tu žudai planetą didesniu greičiu negu aš valgydamas karvę, va čia yra niuansas. Karvutė vaikšto po pievutę, jinai valgo žolytę, pavyzdžiui, Azoras, jinai kakoja, žolytę želia, aplinkui... Angelis užrakinamas dirvožėmėje, dirvožėmis puikus dėl savo esmė yra tame biotos. uždaras ciklas ir visa tai yra super, jeigu angliškai žodį pavadinti, sustainable. Ir nes, taigi ateini, pysti, iškerti viską, prisodini, reiškia, sojas, nualini dirvą, visą tai nupurški dar roundupu tvarkingai ant viršaus ir pabaigai sakai, maladėts, aš išgelbėjau planetą. Ta prasme, skiriasi, kaip pasakyti, tu negali ginčytis, beje, net nereikėtų pradėti ginčytis su neadekvačiai žmonėm. Galų gale, tai yra ta pusė žmonių, kurių nuomonė yra vienintelė nedaloma ir ginčas priveda tik iki agresijos. Tai kam bereikalingai eikvoti savo energiją, bandant įtikinti. Tik bėda ta, kad jie įtakoja tos žmonės, kurie neturi nuomonės. Jo, iš tikrųjų, čia yra labai didelė problema, juo labiau, kad dažniausiai ir didžiausiai ir labiausiai kenkiančią įtaką padaro paaugliams, vaikams, tiems, kurių organizmams iš tikrųjų lemiamai labai labai svarbu gauti visas maisto medžiagas tam, kad užaugti sveikais, tvirtai žmonėmis. Jokinga, aš matau visokias kijas sėklos, avižų, kažkokie tai pienai. Manęs kai klausia, sako, jums su kokiu pienuku espreso? Ta prasme, koks pienukas egzistuoja. Tai tada man su ožkos duokit. Ką žinau, gal avies pieno turit, migdolų, atleiskit, yra toksai pašiepintis visus filmukas apie migdolų fermą, kur meldžia migdolus, galima susirasti, Almond Farm, Kalifornija, ir pamatysit, ten jokingas yra toksai daiktas. Bet nevadinkime daiktų, kurie nėra pienas pieno, pieną duoda tik tai žinduoliai, ta prasme, ir tai yra puikus dalykas, saugusiam gal netoks jau puikus, bet iš jo gaunasi nuostabus sūris. Liutaurai, jūs esate tikrai vienas iš kiečiausių šefų mūsų šalyje. Sakykit, o kiek svarbu virtuvės meistrams turėti gerus įgūdžius dirbti su mėsa? Kas yra geri įgūdžiai dirbti su mėsa? Tai prasme, kad gaminti labai gerai mėsą ir... Kad gaminti labai gerai mėsą, reikia turėti gerą mėsą. O jeigu tu turi prastą mėsą, kurią pardavinėjai pigiai, o visi čepsi ir sako, kaip skanu, kokia minkšta ir skani pas jūs mėsytė, tam reikia turėti vieną labai įgūdį gerą. Reikia tiesiog nusipirkti spec mišinių, kuriuose yra daug minkštinančiosios druskos E621 ir visokio kitokio šę, subarstyti tą nevalgomą šę šituo šę ir gausi pabaigoje daiktą, kurį sakys, matai, čia taip pat kaip tos steikas ir tiek nedaug kainuoja. Aš iš tikrųjų pats esu pakraupęs nuo jautienos kainų, mėsos kainos yra šokusios nepaprastai stipriai į viršų, kadangi labai sumažėjo bantų skaičius. Perdirbėjai mušasi dabar realiai dėl kiekvieno gyvulio. Yra vilčių, aišku, kiek aš žiūrėjau Amerikoje kalba, kad jie metų reikėtų, kad normaliai atstatyti bandų kiekį. Ir dabar, kada grįžo šiek tiek sveiko proto, turbūt pasaulį daugiau visi masto apie, vėlgi, kuo daugiau mes kalbam apie mėsą kaip apie gėrį ir kuo daugiau mes uždavinėjom klausimus, ar jūs iš tiesų norit valgyti svirplių miltus, kas bet kokiu atveju toks naratyvas egzistuoja.
Nežinau, tikiuosi, aš neprisišnekėsiu labai daug, gal nieks net nežiūrės to, ką mes čia prišnekėjom, ačiū Dievui. Tai realiai visam šitam bendram kontekste man asmeniškai neatrodo teisinga pabėgti nuo savęs ir bandyti neigti savo prigimtį ir savo prigimtinę teisę valgyti tai, kas yra geriausiai tinkama mums maistui. O beje, koks maistas karnivorams yra kaip greitasis maistas? Sasiskos Statoilio, aš tam, nes Statoilio čia jau dabar. Sakai, okei. Šiai dienai vaikai mane Mes pataiso. be abejo nieko nereklamuojame. Ne, mes nereklamuojam, bet esmė yra tame, kad sudėti pasiskaitai ir viskas aišku. Yra kažkas, kas pagabita vien tik iš krakmolo, yra kažkas, kas yra ir su mėsa, ir ten yra vienos dešrelės, kurių sudėtis geriausiai iš visų tų, ką jie ten turi. Bet nebūtinai ten, svarbiausia sudėti surasti ir pasiskaityti. Galima visus parduotuvėj galų galę dėja mano. Įdomiausia, kad kai mes perėjome karnivorišką mitybą, mes pradėjome mažiau valgyti tų perdirbtų mėsos produktų, kurios visi irgi taip demonizuoja. Savaime suprantama. Tai jų liko vis tų dešrų visokių ir panašiai. Jų netoks didelis kiekis yra. Kartais užsinori, tos suvalgai, bet šiaip pusryčiam tai yra kiaušiniai, tai yra sūris, tai yra sviestas, kaip vienas iš vėlgi unikaliai naudingų žmogui produktų ir galų galia kiaušinis, tai turbūt geriausia, kas sugalvoja gamta apskritai. Ir įdomiausia yra tai, kad tiek kiaušinio trinys buvo demonizuojamas, tiek ir sviestas natūralus. Visai ne per seniausiai nesąžiningi žmonės dar gal prisimena prieš, 5, 6, 7 metai bandė įteikti, kad reikia mokyklos ir darželiuose margariną pradėti vartoti vietoj sviesto ir pakeisti vaikų, reiškia. Tai daktaro Mengelės eksperimentai, ta prasme. Jeigu dabar tai buvo vyras, kuris tai sugalvojo, tai buvo daktaras Mengelė. Jeigu moteris, pavadinčiau ją Frau Irma, kuri buvo dar žinoma kaip hienos pravardę Aušvice. Tai va, nes, ta prasme, tai nusikaltimas prieš mūsų vaikus. Ir šiuo metu yra viena viešoji įstaiga, Gyvi gali, kuri eina į politikų kabinetus ir daro siūlymus, kad vaikų mityba būtų augalinė, kad viešosiose įstaigose, visokiausiose valgyklose skirtose tarnyboms būtų prioritetas augaliniai mitybai. Na, va čia aš apie ką ir kalbu, kad dėja karnivorai nevaikšto po kabinetus, nes aš manyčiau, kad tas, kaip pasakyti, aš neturiu jokio intereso įtikinėti, aš galiu pasidalinti savo nuomonę, bet bandyti priversti. Čia tokia, vat, mūsų tas... Mes gyvenom kažkada, kai mums visi sakė, ką mes turim daryti, ir dabar paskutiniu metu mums vėl bandoma sakyti, ką mes turim daryti. Aš visiškai nepageidauju, kad mano vaikai valgytų krakmolą kiekvieną dieną, kas augalinė mityba realiai apsiribotų daugiau ar mažiau vienu žodžiu - krakmolas. Krakmolas, kuris mūsų burnoje veikiamas amilazės fermento virsta cukrumi. Tai principe grįžkime prie temos, kad tai tiesiog krakmolas yra cukrus. Galima lygybės ženklą uždėti. Kitaip sakant, maitinkime cukrumi. Geriausias, manau, pavyzdys yra Amerika. Vidutinis statistinis amerikietis, kiek ten 700 kažkiek tai kalorijų per dieną gauna iš augalinių aliejų. Automatiškai krakmolas ten sudaro turbūt irgi nemažą dalį. Ir labai aiškus pavyzdys, kur žmonės besimaitindami taip nukeliauja. Šiai dienai prisiminkime mūsų tėvus, senelius. Tėvus, tai čia gal senelius. Kaimas, kiaulės taukai, viskas ant kiaulės taukų, ant brizelio, ant to, ant sviesto, grietinė. Ir mes neturėjom tiek sveikatos problemų, kiek šiai dienai mes turime, besimaitindami dalykais. Nes iš tikrųjų, kaip yra palyginamas, kad kiek procentų amerikiečio kūno masę sudarė riebalai ir kiek procentų kiaulės auginamos Amerikoje kūno masę sudaro riebalai, tai žmogus gerokai aplenkia. Na, esmė yra tame, kad, matot, čia yra vienas nedidelis niuansas, žiūrint kokią kiaulę, jeigu mangalica, tai jinai tada savo riebalais aplenktų, bet mitybos ypatumai ir teiginys, kad
gyvuliniai riebalai yra nesveikata, privedė mūsų iki to, kad buvo pradėtos auginti kiaulės, kurios yra neriebios, turinčios mažai riebalų, kitaip sakant, pamirštos senosios veislės, tos, kurios yra geros. Tai mungalica, pavyzdžiui, polinesočiosios omega-3 rūgštys tenais, kaip sakant, yra ir 6, ir savo sandara tas riebalas teoriškai yra prilygintinas alyvuogių aliejui pagal savo sveikatingumą ir taip toliau. Bet dėja, vartotojas to nesupranta, valgytojas jisai galvoja, kad kiaulė yra nesveika. Ir todėl yra geriau rinktis tą, reiškia, liesą hormonų pripumpuotą, reiškia, manant, kad liesiau yra sveikiau. Ir pabaigai, Liutaurai, padarykime dovaną mūsų klausytojams, patiems kantriausiems. Man nusirengti? Gal šį kartą pradžioje apsiribokime 3 gerais patarimais virtuvėje, kurie būtų prieinami net ir tokiems naminio lygio kulinarams, bet galėtų pagerinti jų mėsos ruošimą. Neįsivaizduoju, ar kokios galėčiau duoti patarimus, nes tokių patarimų, kurios taip žodžiais galėtum pasakyti. Aplinkui tiek patarėjų, kurių patarimai nieko verti yra realiai, ir tiek žmonių, kurie šneka nesąmonės, tai aš tiesiog galbūt pasakysiu taip, kad jeigu ištrauksit mėsą iš šaldytuvo likus pusvalandžiui iki kepimo, jinai nesušils. Jeigu tai prieš kiek laiko reikia ištraukti? Reikėtų žymiai anksčiau tai padaryti. Nusipirkti, tegul kiekvienas mėsos, antras patarimas, kiekvienas mėgstantis kepti mėsą turi nusipirkti termometrą ir pamiršti savo visus tuos spaudaliojimus. Ir paskutinis patarimas, kuris man išlėkė iš galvos ką tik, greičiausiai toks nesvarbus buvo patarimas. Ir paskutinis patarimas būtų toks, arba tiksliau sakant, tai kad jūs atseit dėsit mėsą į gerai kaitintą keptuvę ir uždėsit taip vadinamą plevelę, jinai neužsidės ir mėsa vis tiek išdžius, jeigu neteisingai iškepsit, taip kad netikėkit mitais. Taip kad čia nežinau, kiek aš patariau. Mano tikslas šiandien nebuvo niekam nieko patarti. Aš pasakiau tai, ką aš galvojau. Ir man atvirai pasakius vienodai rodo, ką galvoja ta kita pusė, kuri galvoja, kad aš esu neteisus. Liutaurai, labai ačiū už pokalbį, už jūsų mintis ir tikimės, kad mūsų žiūrovams šitą laidą padės dar kartą permastyti mitybą. Mes iš karto pateikėme įspėjimą, kad šiame video pateiktos rekomendacijos niekaip nėra susijusios su medicininėmis rekomendacijomis. Dėl optimalios mitybos rekomenduojame kiekvienam asmeniškai tarti su gydytojais, dietologais arba mitybos specialistais. Mes nieko niekam nerekomenduojam, ašgi sakiau, čia yra asmeninis pasirinkimas ir aš asmeniškai apskritai iš kitos pusės nelabai rekomenduoju klausytis kai kurių, kurie rekomenduoja, taip sakant. Mes apskritai rekomenduojame laisvę rinktis jau metus laiko ir visai pradėjo neblogai sektis. Na, visa informacija prieinama yra internete, viską galima rasti, reikia ilgiau pasiknysti, atrinkti pelus nuo grūdų. Esu nustebęs dėl jūsų Harvardo pastebėjimų, nes kaip tik jie yra vienas iš tų bastionų teigiančių priešingai ir tvirtinančių labai besiremiančių Anselio Kyso pačią poziciją ir teoriją. Jokinga, kad didesnė dalis turbūt tų žmonių demonizuojančių cholesterolį, LDL cholesterolį, žemo tankio, jie negalėtų atsakyti klausimą, o vis dėlto kokia jo funkcija organizme yra. Taip, nes iš tikrųjų labiau kraujagyslėms kenkia lipoproteinas. Ne, bet aš tiesiog nežinau užduoti klausimą čia, kad ten esmė yra tame, kad tas cholesterolis sudarytas iš D, bet esmė, kokie cholesterolio žemo tankio apskritai cholesterolio užduotis organizme. Jos užduotis yra, kadangi įsivaizduokim, kad riebalai jie vandenį netirpsta ir plūduriuoja paviršiui. Žemo tankio cholesterolio užduotis yra pernešti riebalus į ląsteles, be ko mes neišgyventumėm natūraliai. Taigi sakyti, kad tai nereikalingas dalykas, na tai galima akis abidvi savo išsilupti, ta prasme, realiai, arba vieną bent jau, nes vis tiek su kita matys. Esmė yra tame, kad pirmas dalykas įsiaiškinkim, kokią funkciją tai atlieka. Kitas dalykas, supraskime dar tą dalyką, kodėl, kas yra uždegiminės reakcijos. Na, visiems siūlyčiau SUPAR testą pasidaryti. Labai geras dalykas. Gerai. Ir visus žiūrėjusius šią tinklalaidę kviečiame tapti mūsų sekėjais. Jūsų paspaudimas
sekti lemia labai daug, nes daugiau negu 90% žmonių žiūrinčių mūsų turinį nėra iki šiol mūsų prenumeratoriai. Dėkojame visiems už jūsų paramą, taip pat ir už finansinę. Primename, kad galite mus paremti Contribui Patreon platformose, o daugiau informacijos, daugiau naudingų straipsnių rasite mūsų tinklalapyje Laisvė rinktis LT.